Labas. Ar žinai, kad yra didelė tikimybė, kad kiekvieną dieną tu suvalgai indų ploviklį? Tai šiandieną norėsiu aš pakalbėti apie tai, kad kokią svarbą organizmui turi indų ploviklis. Aišku, mes jį naudojam kiekvieną dieną ir niekaip be jo neapsieinam. Norim, kad išimtų riebalus, gerai išplautų, dar kvepėtų, bet ar pagalvojam, kokią žalą mums tai gali padaryti organizmui. Tai šiandieną apie 5 svarbiausias žalas organizmui naudojant indų ploviklį. Tai pirmoji būtų tai odos dirginimas ir alerginės reakcijos. Daugumai indų ploviklių yra tokių medžiagų cheminių, kaip sulfonatai ir sulfatai, kurie gali sukelti jautrumą odos. Oda gali išsausėti, gali sukelti dermatitą. Tai kai kuriom, kas turite jautrią odą, indus rekomenduoja ar ne, netgi gydytojai plauti su pirštine, ką aš ilgą laiką ir dariau. Antra būtų rizika, tai kvėpavimo takų problemos. Daugumai taip pat indų ploviklių yra kvapiųjų medžiagų. Tai jau kai nueinate į prekybos centrą, tai dar renkatės, kad jisai kvepėtų, tai obuoliais, tai citrina, bet ar pagalvojate, kad tas kvapiklis labai neigiamai gali veikti mūsų kvėpavimo sistemą ir ypač jautrus žmonės, tie, kurie turi ar ne tam tikrų problemų, pavyzdžiui, kaip astma. Tai reikėtų labai atsargiai rinktis, su kuo plaunant indus. Trečia rizika būtų endokrininės sistemos sutrikimai. Tai taip pat ploviklio sudėtyje gali būti tokių medžiagų kaip triklozano. Tai ši medžiaga labai gali sutrikdyti endokrininę sistemą ir tiesiog visą hormonų pusiausvyrą organizme. Kitas rizikos faktorius tai toksinų kaupimasis organizme. Jeigu indai nėra gerai išskalaujami, išplaunami, tai mes, kaip jau minėjau pradžioje, su valgiu, su gėrimu viską nuryjam, suvalgom ir patenka į mūsų organizmą. Tai ilgainiui, kai tie toksinai vis kaupiasi, gali sukelti tokias sveikatos problemas kaip ir pažeidimus kaip kepenų ir netgi inkstų. Ir paskutinioji rizika tai būtų virškinimo sistemos problemos, ar ne? Net maži kiekiai, galite įsivaizduoti, net maži kiekiai, jeigu mes juos praryjam, suvalgom ar ne, kurie liko ant indų, gali sukelti tą virškinimo sistemų dirginimą, vėmimą, netgi pykinimą, paskui pereiti netgi skrandžio ar žarnyno trakto su susijusiom problemom. Tai aišku, rekomenduojama rinktis kuo mažiau tą stiprią chemiją, žalią vadinamą chemiją, kuri kuo mažiau mums kenktų. Skalauti indus, kad kuo mažiau liktų tų likučių. Bet tai ką šiandienai, ką aš norėčiau pasidalinti su jumis, aš pati jau naudoju ne vienerius metus. Kas man labiausiai rezonavo tai, ir aš netgi jau net neužsekiau to laiko, kada pradėjau indus plauti be pirštinių. Aš pati turiu atopinį dermatitą, mano rankų odytė tikrai yra jautri ir dažnai tikrai plaudavau su pirštiniom. Ir tikrai tas pojūtis būdavo nelabai koks, jeigu vanduo patenka, ten sudrėksta toj pirštiniai, nusimauni, tiesiog vėl pradės sausėti, tu turi vis maitinti odą su kremais ir panašiai. Ir aš net nepajaučiau, kaip aš per tą laiką, naudodama Neolife, universalią priemonę, kuri tinka indam plauti, drabužiam,
kuriuos reikėtų rankomis taip pat skalbti, ir netgi rankų muilas. Tai norėčiau pasidalinti su jumis, ką šiai dienai siūlo Nelife kompanija. Taip, šita priemonė LDC 1 litro, tai kuo jinai yra ypatinga? Visų pirma, jinai yra ekonomiška, koncentruota. Tai nedidelio kiekio užtenka labai ilgam ir taupo jūsų pinigėlius. Iš vieno va šito litro koncentrato jums gausis 6 litrai paruošto valiklio. Tai va šitų buteliukų jums gausis 12. Tai įsivaizduokit, nusipirkot litrą koncentrato ir jo jums labai ilgai pakaks, nebereikės sukt galvos. Taip pat lengvai nuplaunamas, nepalieka jokių žymių ant indų ar drabužių. Tai kaip minėjau, puikiai tinka plauti švelniem audiniam, kuriuos reikia rankom ar neišplauti. Jie tampa minkšti ir puikiai išplauti, lengvai putojantis. Tai nepalieka jokių žymių ant indų ir drabužių. Kas man aktualu, ką aš ir minėjau dėl savo rankyčių, tai yra subalansuotas pH, tai pH yra neutralus, tai reiškia yra švelnus odai ir nedirgina jos. Puikiai tinka vietoj skysto muilo rankom plauti. Tai vėlgi sutaupot pinigėlius. Skystam muilui tiesiog pasidarote koncentrato iki šios dalies ir tokias 5 dalis vandenuko užpilat. Šis jau mano eina į pabaigą ir esu pasidariusi va tokį rankų skystą muilą. Taip pat jinai yra tiesiog universali priemonė. Jin tinka ir karštam, šaltam, minkštam, kietam ar netgi sūriam vandenį. Žodžiu, nusivežėt į kempingą, plaunat su šaltu vandeniu ir viskas išsiplauna puikiausiai, visi riebaliukai. Kam aktualu, ši priemonė dar taip pat puikiai nuima tapetus. Tai reikėtų sumaišyti 3-4 dangtelius šios priemonės 6 litruose karšto vandens. Sudrėkinti tapetus kempinę, leisti valikliui įsigerti, vanduo pašalins senus tapetus, o LDC priemonė prasiskverbs į senus klijus ir juos suminkštins. Tai kas 5 minutes 2-3 kartus pakartot tą procedūrą, tai žinokit, tapetai puikiausiai nusiims. Ir kas dar yra labai aktualu, ši priemonė yra tausojanti gamtą. Jinai minimaliai paveikia tik tai aplinką ir visos sudedamos dalys yra biologiškai suyrančios, tai reiškia neliks ant jūsų indų ir jūs jų nesuvalgysit, o viską puikiausiai išskalausit. Ir dar pabaigai norėčiau pasakyti, kad buvo didžiausia tiesiog istorijoje laukinės gyvūnijos tokia gelbėjimo operacija, kuri vyko Keptaune, Pietų Afrikoje, kurios metu buvo išgelbėta 25 000 pingvinų, kurie buvo permirkę nafta. Ir jų odelė, aišku, yra labai jautri ir buvo renkamasi, kokia priemonė juos išvalyti. Tai būtent buvo pasirinkta šios kompanijos, būtent šią LDC priemonę. Ir dar tuo pačiu noriu paminėti, kad jūs pinigėlius dar puikiausiai galite sutaupyti, kas turite augintinių. Mano šuniukas jau 6 metus maudamas tik su šia priemonė. Tai žinokit, kailiukas blizga, odytė puikiai toleruoja, nes kaip ir minėjau, yra švelnus odai. Tai jeigu norėtumėte išbandyti šią priemonę, galite kaip visą laiką užeiti mano nuorodą Linktree. Yra suvardintos visos nuorodos, kaip ką galim nusipirkti, kur užsiregistruoti. Jei kažko nesuprantat, kyla klausimų, galite drąsiai man rašyti ir taip pat būsiu dėkinga, jeigu pasidalinsi šituo video
ir paseksit mane YouTube kanale Sveikatos gausa arba prisijungus prie uždaros sveikatos grupės Facebook'e Sveikatos gausa, kurioje aš taip pat dar dalinuosi apie sveikatos renginius. Iki malonaus.